Sveiki. Pasiėmiau tokį paveiksliuką ir galvoju, kartu su jumis padarysiu. Pirmą kartą pamačiau, šiaip visada būna iš deimantukų, tokius turiu. O dabar čionais yra iš to klei, kur aš darau papuošaliukus, rankdarbius įvairius ir žiūriu. Toksai yra paveiksliukas. Tai va, nusipirkau, vaikam nupirkau vieną, savo nusipirkau tokį. Štai su tokiais. Jie sunumeruoti. Ir dabar bus įdomu išbandyti. Nes pirmą kartą, tokio net nebuvau mačiusi. Bet po to pasižiūrėjau visur jau. Šitą pirkau Aldi ir pigiai visai gal už kokius 5-6 svarus. O pažiūrėjau Amazonį 25 svarų. Kaip jums ką? Štai visokius va tokius tai darydavau iš jų, aš turiu ten kelias dėžes jų prisipirkus. Ir galima tokius darbelius daryti. Tai su vaikais relaksai labai fainai vakarui praleisti, bet kad paveikslą, tai dar nebuvau mačius. Štai visi numeriukai, spalvos. Tai užsiliko. Ir štai bus toksai paveiksliukas. Ir pažiūrėsim, kaip man gausis. Štai taip atrodo. Ir dabar dėliosim spalvytes. Kaip įdomu. Taip va. O, kiek daug. Nu, kaip už tokią kainą išaldyti, tai tikrai apsimoka. Tai va, ką, imsim spalvą, tepliosim ir darysim gerai. Pirma, pavyzdžiui, yra J raidelė. Atsidarom, išsiėmam. Man reikia kitų maišiukų persidėti, jaučiu. Nes kai juos išsiėmi, tai po to jau nesugrūsi atgal. Ir štai taip. Štai kaip fainai. Švieži, minkosi gerai. Taip. Reikės čia jot. Čia visur. Ir čia. O dar ir čia. Kad užtektų. Tai taip pažaidžiam. Ir tada galėsim dėlioti. Gerai. Gabaliukas čia eis. Dabar įrankiai yra. Dabar nepasiėmiau savo įrankių, gal jau panaudosim šitus. Turiu visokius ir medinius, geležinius, stiklinius, kitokius. Tai va galima visai. Šiaip su pirštais. Ir labai
relaksuojantis dalykas. Tik nežinau, ar aš čia jo ne per daug dabar uždėjau. Gerai, bandom kitur dėti. Pirmas kartas. Nežinau, kaip čia man gausis. Bet įdomu. Spalvinimas su kleitu. Parašykite, ar jūs bandėte jau tokį, ar matėte. Aš visokius ten su skaičiuku, piešinėjame painting pagal numerius ar ką, tai jau bandžius. Bet tokį su kleimu. Tai pirmą kartą pamačiau. Ir galvoju, kaipgi neišbandžius. Reikia. Labai įdomu tas toksai tepimas. Taip fainai. Va čia tai tikrai vienas iš tų ASMR-inių veiklų. Labai veikia raminančiai. Kaip fainai. Ir jeigu, pavyzdžiui, nenorima tiesiai palikti, galima kažkokius padaryti raštus. Kaip įdomiai. Čia dabar matau, kad biškį per daug uždėjau. Nuimt. Ir fainai, vienur galima storiau, kitur ploniau, toksai 3D bus. Fain. Taip, dabar čia dar ir čia surūšava. Gerai, tokiais mažais gal reikės. Nežiūrėjau jokių pamokėlių, nieko. Galvoju, kaip gausis, taip. Iš tikrųjų, gal reiktų pažiūrėti, ant kokiais mažiukais sluoksniukais reiktų gal dėti. Pabandysim, kitą kartą žinosim. Bet gaila, kad Aldi retai būna tokių vienodų, pavyzdžiui, vieną kažkokį dalyką duodu, paskui jau nebūna. Ir va jau nori, reikia iš Amazono pirkti. O Amazoniai, sakau, 5 kartus brangiau. Įdomiai.
Au, tirpsta. Tai taip gaunasi. Pagalvojam toliau. Nu ką galiu pasakyti. Galvojau bus sunkiau. Visai fainai. Galvoju, kaip čia tos raštus dar reiks padaryti. Kokių dadėti. Sparnai kažkaip. Daugiau. Kaip nors. Ką čia padarius. Papa. Prilipičiau iš kitos pusės. Čia dar stabiškime. Kažkas tokio. Taip, dar J raidelės reikia kur nors. Ne, nereikia. Šitas lieka. Supakuojam į maišelį. Tuoj padėsiu. Kaip fainai, taip minkyti juos, kaip patinka. Va dar paveiksliuko nepabaigiau. Dar reikia daug daryti. Labai fainai liečiasi, taip maloniai. Va dar kiek visko. Darysim. Daug 8 netgi. Tai jau daug reikės 8. Fainai. Taip, imam ne taip lengva čia išimti. Tuos eina savo. Reikia prakirpti. Kokie šiti minkšti, daug minkštesni negu kur darau papuošalus. Ten ar kažkokius darbelius iš to šiti tokie labiau išminkštinti. Bet nereik minkyti. Išminkyti. Eina sau dar limpa, nenoriu, kad
Nereikia lipti man prie rankų. Kažkokie nekokie. Reiktų kažkiek padžiovinti juos, kad labiau būtų tokie ištižę. Štuką. Kažkas. Sulipo pirštai. Dar taip nebuvo. Pavalysim gerai, kad šitą čekame gerai valosi. Nedažai. Nes labai čia. Ką tik nufilmavau vlogą. ASMR braškė. Dabar keliasi. Ir tuoj va šitą dar eisiu įkelti. Taip, šiandien padirbėjau, išsodinau, išsodžiau. Daug įkėliau į vindą. Pasiėmiau siunti. O ką nufilmavau, kėliau. Sudagavau. Ir dar šitą. ASMR, bet kažkokia pieva man čia gaunasi. Aš manau, kad aš netęsiu šiandien šitą. Atidėsim kitam kartui. Tai va, parodysiu po to, kaip kas čia bus, kaip užsibaigs. Tiesiog pamėtysim iškreipti. Ir reikės palikti, kad truputį pasistovėtų. Ir kitam kartui dar pasibaig. Šiandien kažkaip visai nėra nuotaikos šiandien sterliuotis. Būna užeina, kad labai norisi. Derli. O kartais būna, kad ne. Dabar tai tikrai. Kažkaip susiviniuoti į vieną, sudžiūti ir nusivalyti. Kol kas nevyksta. Nežinau, man net kaip išjungti telefoną, mikrofoną su tokiais pirštais. Na, kaip galite pastebėti, šiandien man nelabai sekasi klijuoti, tai atidedu, savęs nekankinsiu, nesiseka tai ir nereikia, atidėsiu kitam kartui, gal geriau lips, gal kažkas tai geriau vyks, šiandien gal ir užteks. Tai va, tiek gavosi, kiek gavosi, nesigauna dabar. Tai ką, čia ir pabaigsiu ir susitiksim kitą sekmadienį. Nors galvoju, tas sekmadienis man gaunasi nelabai patogiai, gal reikės pakeisti dieną arba be dienos, bet daryti kažkaip, žodžiu, dar pagalvosiu, kaip čia man su planais gausis dėl naujo to
tvarkaraščio tokio, kada kokius video kelti. Tai va, dar pranešiu. Aišku, ir šortuose, ir čionais video. Tai ką, gero jums likusio galiuko vakaro ir geros savaitės šventinės, ne? Nes nauji metai ant nosies, kas čia jau liko. Kalėdos praėjo, o nauji metai jau čia pat. Tai ką, sveikinu visus ir linkiu kuo didžiausios sėkmės ir iki greito. Čiau, čiau.